ką jūs klausės? Tikrai nuostabi knyga. Aš nebegaliu maudytis be knygos. Anancio vaikai ir užkabino, nes iš tikrųjų įdomus tas Anancis man. Nu, Voras Anancis, aš visą laiką įsivaizdavau, kad jis yra šitas. Nu, toks multiplikacinis personažas, kaip koks amerikiečių ten šuniukas Plutas ar šuniukas Gufis. Jis iš tikrųjų įdomus labai yra. Šitas tas dievas Anancis, kuris ten pavogė visas istorijas, jis išveis agrariniai kultūroje Afrikoje yra tenai, kuris gali sunaikinti ugnį, jisai padeda žmonėms. Tuo pačiu metu jisai ir kenkia, nu kaip ir rašoma viską knygų. O čia daugiau viskas kenkia. Plėšikas Honciplotas daugiau baimės įvaro negu šitas dievas, iš tikrųjų. Ir čia Polinė daugiau efektų. Nu, žinot, kaip višniukas vaikšto su vyšnios galva, tai tai didesnis efektas. Nu, tu supranti? Pagavai, kad? Čia jis bando labai daug juodo humoro. Nu, tokio juodo humoro. Bet nedatempė kito juodumo, nes prisibijo matyti šito redaktoriaus. Gali būti, nes jau toks prasideda juodas ir visai neblogas tenai. Ir taip, nuleidžia, lyg tai galvoja, paskui, redaktorius kažkaip nepraleis, nes čia biškai turi būti per juodą. Gal tiesiog reikia dar kartą perskaityti. Jaunam žmogui, kuris neskaito knygų, rekomenduočiau, ir kuris nėra labai įnikęs į kompiuterį. Bet kas mėgsta lengvus detektyvus, šitą knygą puikiai yra, tikrai. Patiko, nu tik tai tiek patiko man. Tai taip, kas knygų neskaito, tas ir smirdi.